Sveiki, šiandien mokinsimės atlikti veiksmus su skaičių aibėmis. Tai yra, jas sujungti, rasti jų bendrasias dalis ir taip pat išskirti jų skirtumus. Šios žinios pravers sprendžiant įvairius uždavinius, susijusius su tikimybėmis ar tiesiog skaičių grupavimo uždavinius. Aibių sąjunga žymima simboliu U. Įsivaizduokite, kad turite dvi draugų grupės. Vienoje grupėje yra 5 draugai, kitoje 4. Jei norėtume sujungti šias grupės į vieną didelę, tai gautume 9 draugus. Matematikoje šis veiksmas vadinamas aibių sąjunga. Štai dar vienas pavyzdys su skaičiais. Turime aibę A, kurioje yra skaičiai nuo 1 iki 5, ir aibė B, kurioje yra skaičiai 4, 5, 6 ir 7. Jų sąjunga bus aibė, kurioje yra visi šie skaičiai, tai yra nuo 1 iki 7. Aibių sankirta žymima apverstų U simboliu. Įsivaizduokite, kad vėl turime tas pačias dvi draugų grupės. Šį kartą norime išsiaiškinti, kurie draugai yra abiejose grupėse. Matematikoje tai vadinama aibių sankirta. Sankirtoje yra tik skaičiai 4 ir 5. Nes jie yra abiejose aibėse. Galiausiai aptarkime aibių skirtumą. Aibių skirtumas žymimas dešiniuoju pasviruoju brūkšniu arba tiesiog minuso ženklu. Grįžkime prie mūsų draugų grupių. Šį kartą norime išsiaiškinti, kurie draugai priklauso tik pirmajai grupiai, bet nepriklauso antrajai. Matematikoje tai vadinama aibių skirtumu. Mūsų pavyzdyje skirtumas yra tie 3 draugai, kurie priklauso tik grupiai A. Dabar išspręskime keletą uždavinių, kad įtvirtintume tai, ką išmokome. Pirmoje užduotyje turime dvi aibės A ir B. Aibėje A yra lyginiai skaičiai nuo 2 iki 8, o aibėje B yra nelyginiai skaičiai nuo 1 iki 7. Jų sąjungoje bus visi šie skaičiai kartu, tai yra skaičiai nuo 1 iki 8. Tačiau šios aibės neturi bendrų elementų, todėl jų sankirta yra tuščia aibė. Sekančioje užduotyje turime aibės C ir D, kuriuose yra sveikieji skaičiai. Jų sąjunga yra visi skaičiai nuo -3 iki 2. Sankirtoje yra skaičiai -1 ir 0, nes jie priklauso abiem aibėm. Skirtumas CD yra skaičiai -3 ir -2, nes jie priklauso tik aibei C. Skirtumas DC tuo tarpu yra skaičiai 1 ir 2, nes jie priklauso tik aibei D. Šiandien išmokome atlikti veiksmus su aibėmis ir juos vaizduoti Venno diagramomis. Šios žinios pravers sprendžiant įvairius matematikos uždavinius. Dabar galite atlikti praktinės užduotis ir įtvirtinti tai, ką išmokote. Iki pasimatymo.